Sveiki! Kaip jau pastebėjote, šiandien lankomės neįtin įprastoje vietoje. Mano pašnekovas manęs paprašė jūs informuoti, kad tai, ką jis daro, visgi nėra vadinama profesija ar darbu. Tai labiau vadinama pašaukimu. Šiandien aš kalbinsiu kunigą Tomą Miliauską. Kuo vaikystėje svajojote būti ir kaip ten atsitiko, kad tapote kunigu? Ar ženklai kažkokie buvo, ar kaip ten? Vaikystėje tai svajojau būti, aišku, kosmonautu, tolimųjų reisų vairuotoju ir panašiai. Bet kažkaip visada kaip tėvai, esu kaunietis, kai tėvai vesdavosi mane į turgų, Kauno Žaliakalnio turguje visada būdavo didžiulis gėlių skyrius. Ir mane vis traukdavo kaip mažą vaiką į tą gėlių skyrių. Visi apsiperkame, aišku, turguje, sakau, mama, einam dar į gėlių skyrių užeiti. Ir taip rutuliojosi ir mokykloje, kada jau atėjo laikas rinkti specialybę, aš galvojau, kodėlgi man botanikos nestudijuoti. Iš tikrųjų, aš buvau rimtai susimastęs studijuoti arba botaniką, o galbūt mediciną. Bet kadangi nusimokiau kai kuriuose dalykuose, chemijoje, pavyzdžiui, 12 klasėje, tai man medicina, kaip sakant, baigėsi niekuo. Iš tikrųjų, liko mintyje botanika, ir po šią dieną aš myliu augalus, mėgstu, turėčiau kur auginti, tai auginčiau. Myliu gėlės, galbūt net daugiau kartais negu žmonės, gėda net sakyti. Gerai, o kaip minėjot, kad žmogus, kuris nori tapti kunigu, jisai turėtų, tai nėra profesija, ar ne? Jisai turėtų kažkokius ženklus gyvenime atrasti, ar... Iš tikrųjų, tai pirmiausiai patirti Dievą kažkokiu būdu, nebūtinai patirti, pamatyti, apčiuopti, bet išgyventi kažkokiuose savo gyvenimo įvykiuose, kažkokiuose faktuose, pajausti, kad čia buvo daugiau kažkas negu atsitiktinumas, daugiau kažkas negu sutapimas. Ir tai galima pavadinti Dievo potyriu. Tai reiškia, kad pirmiausia, tu turi turėti tikėjimą, kad Dievas yra, egzistuoja ir kad Jisai veikia. Mano istorija yra panaši. Mano atėjimas į kunigystę buvo visiškai be ypatingo apreiškimų. Tai nebuvo tai, kad ryte atsikėliau, prabudau, pamačiau Dievą, sako, stok į seminariją, nes su botanika nieks neišeis. Iš tikrųjų taip nebuvo. Mano kelias link kunigystės prasidėjo maždaug kažkur tai, kaip turėjau 17 metų. Anksčiau tai vadindavosi pjankėmis, dabar tai vadinasi kaip, kažkaip kitaip, tusovkėmis, man atrodo, ar ne? Diskotekomis. Diskotekomis, įvairiai. Po tų diskotekų, kabutėse ir tų tusovkių, kažkaip tai, kai esu viską išbandęs, tais laikais, tai buvo seni laikai, 91 metai, gal 90 net. Kažkaip vieną kartą grįžtu aš namo, autobuse sėdžiu ir galvoju, šitiek laukiau. Nauji metai, šventimas. Taip buvo, lyg tai turėtų būti smagu, o širdyje tuščia. Ir tame autobuse sėdėdamas susimašiau, aš net nepamenu, kurie tai buvo metai. O kokia viso to prasmė? Tai negi mes čia gyvename vien tik tiek, kad taip trumpai pasilinksminti ir toliau vėl nežinia kas. Ir iš tikrųjų pradėjo kilti, kaip čia pasakyti, gal negražiai pasakiau, aš pradėjau kelti prasmės klausimus. O kas visa tai? Kas aš esu? Kam aš esu? Kodėl aš esu? Augau praktikuojančioje katalikų šeimoje, bet kaip ir daugeliu atveju paauglystėje, kaip ir daug kas nutolsta, taip aš irgi buvau nutolęs. Bet vis tik ta sėkla, kuri buvo pasėta mano senelės, mano mamos, nebuvo išlikusi. Ir aš vis dažniau po to įvykio autobuse, po to susimastymo, aš vis dažniau pradėjau vaikščioti į bažnyčią. Tai buvo nepriverstinis vaikščiojimas, tai buvo savanoriškas ėjimas į bažnyčią. Ir tada jau pradėjau užgimti tokios labai, dar vaikiškos, neaiškios, nežinant nei kas ta kunigystė, nei kam per daug ta kunigystė, bet jau kažkur tai polinkis į tą pusę. Tai čia buvo tokios pradžios mano pašaukimo, kurios tarsi, nieks man nepasakė, nieks neįsakė, nieks nekalbinėjo, kad anksčiau būdavo, pavyzdžiui, prieš karą, kad jau 12 vaikų šeima, tai jau vienas būtinai kunigėlis, žinai. Tokių dalykų nebuvo. Tai buvo toks savarankiškas kelias ir aš dabar iš perspektyvos žiūrint, manau, kad tai buvo kažkoks toks slaptas Dievo vedimas, net kartais per nuodėmę.